Sveiki visi, čia Marijus ir čia yra trečiadienis ir čia yra 20 valanda. Reiškia, tai laikas mums a, turėti fainą laiką. Tai yra laikas skirtas televizijos laidai ir šita mūsų televizija, jinai yra skirta tiesiog diskusijai. Diskusijai apie pačias įvairiausias mitybos temas, mūsų gyvenimo aktualijas, susijusias su sveikata ir su nesveikata, kadangi sveikata ir lygos, supraskime, tai yra du labai skirtingi dalykai. Nes ten, kur yra sveikata, ten nėra lygų ir ten, kur yra lygos, ten nėra sveikatos. Aišku, sveikata apibrėžiama labai įdomiai, jinai apibrėžiama yra truputėlį plačiau. Sveikata tai yra 3 dedamosios, reiškia, lygų nebuvimas, psichinė sveikata pusiausvyra. Čia labai toks liūdus reikalas, nes kas yra psichiškai sveikas šiuo metu ypač neaišku. Ir finansinė sveikata, reiškia, žmogus turi pakankamai turėti finansų ir mes nekalbėsim dabar, kas yra finansai, kas yra finansinė laisvė, kiek šitų pinigų reikia, bet žmogus tiesiog turi gyventi pagarbiai. Ir tada, reiškia, jisai bus sveikas. Įdomu tai, irgi toks pasvarstymui, įdomu tai, kad, tai jeigu lygų nėra, tai gerai, jeigu psichiškai sveikas žmogus, bent jau toks pusiausvyrai pas yra, tai gerai, nors čia vėlgi sunku labai vertinti. O kiek reikia pinigų, kad būtum labai sveikas? Ir čia įdomus dalykas, kad nuo pinigų kiekio iš esmės nepriklauso sveikata, aš turiu minį į viršų. Kuo daugiau pinigų, tuo sveikiau, taip nebūna, greičiau atvirkščiai. Bet iš tikrųjų turi būti pakankamai pinigų, kad nusipirkti bent jau, suprantate, daugmaž normalią mitybą, daugmaž normaliai gyventi. Vėlgi yra tam tikri poreikių piramidė, mes žinom, tai yra tokie, sakykime, fiziologiniai poreikiai, būstas, kažkoks šiluma, maistas, vanduo, po to yra kažkokie ten saugumo poreikiai, paskui saviraiškos poreikiai ir taip toliau, tokia piramidė, Maslovo poreikių piramidė yra. Taigi sveikata labai svarbu ir šitą laidą mes tiesiog ir skiriam tiem dalykam, kad aš labai tikiu, kad kažkam būna gerų patarimų dėl sveikatos, kažkam, kas jau turit lygų, kągi padarysiu, užjaučiu, reiškia, truputėlį nepavyko gyvenime kažkaip, tai ne tą pusę gyvenot, ne ten gyvenot, kur reikia, ką padarysi. Bet ne tragedija, žmonės puikiausiai gyvena ir su lygom, tik tai reikia su jom išmokti gyventi. Kartais jų galima atsikratyti, tai jeigu mano patarimai ir mūsų diskusijos patarimai kažkam tai tinka, valio, kol aš darau tokią įvadą, tai įvadas tam, kad netilėčiau, tai jūs galite rašyti drąsiai klausimus pradėti, kadangi, matau, jau rašote labai faina, todėl, kad mes turime šitą laidą tam, kad jūs klaustumėt, aš atsakyčiau, jūs klaustumėt, aš atsakysiu. Ne viską žinau, aš būčiau šarlatanas, jeigu sakyčiau, kad viską žinau. Tikrai ne viską žinau ir neįmanoma visko žinoti, tačiau tam tikri, suprantat, gyvenimo patyrimai, kažkokios studijos, kažkokios knygos, kažkokie darbas, kažkoks patirtis su klientais, kažkoks, sakau, tik tam, kad dabar neįvardinti. Tiesa, jis yra nemažas, sakyti, bet kažkoks yra. Ir jis leidžia man truputėlį pasidalinti su jumis, kartais išsklaidyti kažkokias tai mitus, abejonės. Aš žinau, kad užsiėmė mūsų mėly gerbiami daktarai, kitas sykis žmogus ateina jau nesveikatos ieškodamas, o iš tikrųjų bandydamas spręsti problemą su liga. Ir čia dar viena bėda yra, kai žmogus susirga, galvoja, kad tai yra ne jo problema, gydytojai vis atneša tą problemą pas gydytoją ir gydytojas tarsi, vėlgi, kadangi gauna už tai atlyginimais, apsima ją tvarkyti tą problemą. Kaip taisyklė, jam per mažai moka, problemos per didelis ir problemų sprendimas iš tikrųjų ne gydytojų rankose. Gydytojas turi tik pasakyti gaires, problemų sprendimas ir jūsų rankose. Ir problemų sprendimas jūsų rankose, kai yra liga, ir visos sprendimai jūsų, jeigu jūs nenorite ligų. Tai va, kaip čia įdomu gaunasi. Taip kad tiesiog jūs rašykite klausimus. Mes bandysim kažkaip tai kartu spręsti ir tokiu būdu pavadinau televiziją mūsų šitą laidą dėl to, kad, žinote, reikia kipti atlapus tai tikrai televizijai, tai plačiai prasme tikrai televizijai, kuri transliuoja mums nesirenkant ką, mes galim tik rinktis kanalus, bet iš tikrųjų turinys yra vienodas, jeigu jūs pastebėjot. O čia yra turinys šitos mūsų televizijos laidos. Ir televizija dėl to, kad mums artimiau pažįstama būtų pavadinimas,
bet turinį mes kuriam patys. Ir ačiū, matau, jau keletas klausimų yra, puiku, mes tuoj pat prie jų perėsim, bet aš noriu šiandien tokią temą dedikuoti, jums vis tiek reikia užmesti, kaip žinote, įdomu, kad būtų, kad jūs norėtumėt kitą trečiadienį prisijungti, kad jūs norėtumėt šitą įrašą savo draugam persiųsti. Tai aš galvoju, kad mums reikia būtinai, reikia tam tikrus dalykus ir pakalbėti. Visų pirma, noriu jums visiems pristatyti, dar yra pas mane tokia online mokykla. Dabar yra reklama, nes keletas žmonių nusipirka bilietą kart nuo karto, tai yra palaiko, kad palaikyti mūsų veiklą. Mokykla online, kur, tarp kitko, man už nugaros jūs matote piešinys. Čia kepenys ir tulžies pūslė, tik jinai labai išdidinta, čia tipo mastelis padarytas. Kad kalbėjom čia apie tulžies akmenis, nesvarbu. Žodžiu, yra mokykla, kurio 12 pamokų einam per mūsų kūno organų sistemas, organus ir taip toliau. Ir aš net nebejoju, kad čia yra žmonių, kurie iš tikrųjų jau ir ten yra įsigijęs bilietą. Prie šito video yra nuoroda. Pasižiūrėkit, galima vieną pamoką įsigyti, pasižiūrėti galima visą mokyklą ir rekomenduoju, aišku, visą. O šiandien aš norėjau su jumis pakalbėti dvi temas. Aš turiu 4. Apie odą mes dar vis paliksim. Apie žarnyną aš irgi tempsiu intrigą labai ilgai, bet aš šiandien noriu pašnekėti apie senėjimą. Ir aš net nebejoju, kad pas mus čia yra prisijungę daug jaunų žmonių, bet dėja galbūt jų bus staigmena, bet jūs irgi senstate. Nei vienas iš mūsų čia nejaunėja. Ką padarysi? Tai klausimas kaip? Žinote, visi einam į vieną pusę. Klausimas kokiu greičiu, kokiais keliais. Ar mes skubam labai ir einam duobėtais keliais, ar mes visiškai neskubam ir džiaugiamės gyvenimą. Žinot, kas yra džiaugsmas gyvenime? Tai ir džiaugtis reikia. Gyventi dieną ir sakai, wow, man patiko, noriu tokios antros. O jeigu tu gyveni sunkiai ir galvoji, vėl rytas iš aukščiau vėl bus tas pats, jau nelabai gerai. Tai va, mes visi senėjam ir tam tikros problemos atsiranda su tuo amžiumi. Jeigu neteisingai elgiamės, jeigu mes bijom, tai jau viena problema. Kodėl mes bijom? Todėl, kad mes matom netikusius pavyzdžius. Mūsų senelė, mūsų tėvai kartais, ir mes asocijuojam senatvį, tai tarp ko nieks nesugriovė šito mito, pabrėžiu mito, šitos klišės, asocijuojam senatvę su Alzheimeriu, su demencijom, su lygom, su kvapais. Negražu. O iš tikrųjų nieko panašaus nėra, nes tą, ką aš dabar ką tik pasakiau, kad negražu, labai daug mūsų senjorų, pažįstamų mano klientų, mūsų bendruomenės narių, šiaip bičiulių, gali paneigti. Taip. Savo gyvenimo pavyzdžių. Jie juokiasi iš tokių žodžių ir iš tokios supratimo. Tai va šitą pasiliksim temą. Bet įdomi tema dar yra viena ir būtinai noriu pakalbėti su jumis apie soją. Ir šitoje vietoje taipogi yra, žinote, kai yra žodis mitas, tai kai yra žodis soja, aš juos dėčiau kaip sinonimus. Nes turbūt apie nieką tiek daug nėra mitų, ir nesąmonių prirašyta, prikalbėta, kiek apie soją. Iš esmės soja, brangiai, tai yra paprasčiausia pupelė, ko prie jos kabinėtis. Jeigu mes imsim tarp visų pupelių tą soją, tai jinai dar, sakyčiau, tokia labiau vertinga pupelė, nes joje yra tam tikrų dalykų. Bet kad mes suprastume, kad soja yra puikus maistas, tai reikia truputėlį suprasti, iš kur jinai atėjo pas mus, kaip jinai atėjo ir apskritai, ką iš jos galime padaryti. Ir pasakysiu taip, Azijos šalyse soja naudojama tūkstantmečius metų ir tai yra puikus produktas, toksai kaip ir pas mus, sakykime, griežčiai buvo, kažkokie tai grikiai auginami, tos senosios kultūros, visokios ropės, paskui jau atėjo vėliau pūstiniai šitie visi reikalai, į Lietuvą aš turiu menį, iš vakarų Europos, iš kitų šalių, po to atėjo bulvės. Tai dabar bulvių lietuviai gyvenimą neįsivaizduoja, nors tikrai nėra tai lietuviška kokia tai nacionalinė virtuvė, nebent tą nacionalinę virtuvę matuosim tik tai maždaug 100 metų, tada taip. Bet prieš tai valgėm visai kitus dalykus mes, taip kaip Azijos šalyse ryžiai, soja ir taip toliau, irgi visai kiti dalykai ir jie ten labai sėkmingai valgė juos ir turint omeny, kad ten gyventojų skaičius pakankamai didelis buvo visada, tai jiems soja buvo be galo svarbi, be galo svarbus baltymų šaltinis. Nes esmė yra baltymai. Suprasim, kad mes, kai kalbam apie mitybą, bet kokią, sveika, nesveika, nesveika, tai nežinai,
ir ką ten šnekėt, šlamskit viską iš eilės ir bus ok. Bet jeigu mes kalbam bent kiek apie sveiką mitybą, o imkim kraštutinius atvejus, kai apie savo mitybą pradeda kalbėti kultūristai, žinot, tie žmonės, kurie kiekvienas gramas svarbu, kiekvienas iškilimas, reljefas labai svarbu, tai jie nueina iki kraštutinumų, jie išanalizuoja aminorūgštis, jie išanalizuoja, kur kokie yra, kada paros metu ją suvalgyti, ko reikia prieš treniruotės metu, po treniruotės valandai, po treniruotės 2 valandas, po treniruotės ir taip toliau, kokia treniruotė turi būti 1, 2, 3, 5, 10 dieną, sekundžių tikslumu. Aišku, jie yra čempionai, jie yra skulptoriai, jie pasiekia labai daug. Jeigu jūs tokie, tada galite atsijungti nuo šios laidos, nes aš jums nieko naujo nepasakysiu, sakyčiau, kad atvirkščiai. Bet jeigu jūs nesate tokie, o esate tokie kaip aš, tai sakyčiau, visai fain, galim toliau pašnekėti. Žodžiu, kalbant apie sveiką gyvenseną ir sveiką mitybą ir sveikatą, tai baltymas yra labai svarbu. Apskritai, baltymas iš visų maistinių medžiagų, net įskaitant turbūt vitaminą ir kai kurios mineralus, tokius kaip selenas, jo labai mažai selena yra. Dirvožemį Lietuvoje turbūt, kad ir ne. Bet jo mažai ir reikia. Mes iš daržovių tam tikrų pasigaunam tą seleną. Bet kalbant apie baltymą, tai apskritai yra deficitinė maistinė medžiaga, makronutrientas. Tarp tų 3 makronutrientų angliavandeniai, riebalai, baltymai, tai taip, tikrai esminis. Ir svarbiausia įgauti kokybišką. Ir čia didelė problema. Ir visais laikais žmogui to baltymo trūko. Rinkomės ten kažkokius sliekus, riešutus, paskui medžiojom mamutus, visko buvo mūsų evoliucijoje. Tokios nesąmonės kaip dabar tai niekada nebuvo, kai mes nesusigaudom, kas yra maistas. Ir anas iki tiesiog pats buvo priblokštas nuo minties, kažkur paskaičiau, kad mamos nežino, ką valgo jų vaikai. Vat mama pasigimdė vaiką, nuo krūties nutraukė, jau reiškia, reikia primaitinti ir nežino, ką valgo vaikai. O paskui paaugo tie vaikai 4, 5, 6 metų ir visai mamos pasimeta. Jos nežino, ką valgo vaikai. Aš suprasčiau, kad atveža mums į namus, tarkim, kokį nors ten egzotišką roplį, numeta ir auginti. Tai tada taip, roplys, ką jis valgo, neaišku, ne? Tai mes tada galim pradėti abejoti savim, bet vėlgi, tai iš bendro išsilavinimo vis tiek žinom, kad ropliai kažkokias tai valgo vabalus, dar kažką, gal kokios morkos gabalą padėtume, eksperimentuotum. O su vaikais net eksperimentuoti nedrįstam, jo vaikų mitybą paliekam kažką. Apgailestauju, bet taip yra ir labai gaila. Tarp primenu, kad diskusija, kol aš kalbu, jūs rašykit klausimus, iš tikrųjų labai fan diskusijos jau vyksta šiokios tokios ir norėčiau matyti daugiau klausimų. Apie soją dabar kalbant priminsiu, tai baltymas yra labai svarbus ir nepaisant to, jūs žinot apie mitybą, nežinot, baltymas visais laikais buvo svarbus ir dabar taip pat. Ir kai tik pradedam sėdėti su žmonėmis, ypatingais su tais, kuriems reikia svorį numesti, tai mes pirmiausia baltymą išskaičiuojam. Po to mes kalbam, iš kokio šaltinių, iš kokių maisto šaltinių baltymą gauti. Tada bandom susiorientuoti, kad ne vien iš mėsos su kiaušiniais tas baltymas, jau ir ne pienas, tikrai ne pienas. O pasirodo yra didelis augalinis pasaulis, platus. Ir va čia staiga iškyla klausimas. Ir kultūristai dabar taip pat man užmestų, sakytų, o augalinės kilmės produktuose nėra visų aminorūgščių, kurių reikia. Brangieji, jūs žinot, kiek aminorūgščių reikia? Ne? Vat pagalit parašyti, kas iš jūsų žinot, kiek reikia aminorūgščių. Šaltinių yra iš tikrųjų ir čia labai įvairiai. Kai kur rašo 20 aminorūgščių, kiek žmonių. Kai kur esu radęs net iki 28 ir tam tarpe, reiškia, iš tikrųjų, ar kas nors žino, kiek aminorūgščių reikia? Na, bet imkim 20. Kas daug maž tiksliai žinoma, vienos rūgšties tik tai paklaidoje, dažniausiai tai irgi tai matosi, kad neprofesionalai rašė, apskritai labai keista, kai skaitai šiuolaikinius straipsnius, aš jau ir nebeskaitau, nebent priverčia mane klientų klausimas pavartyti, kažkokį Delfio straipsnį, ten minutės, tai 15 minučių yra, dar kažkoks tai tų portalai. Nu, žinot, su visa pagarba žurnalistams vis dėlto truputėlį paskaitykit knygas, paskaitykit lietuvių kalbos gramatiką, ji nėra sudėtinga, kažkokie tai, matot, knygų skaitimas, vienas momentas žinių duoda, kitas momentas iš tikrųjų žodžių, tą tokį žodyną plečia, bagažą didesnį padaro. Va, ir Google Translator tikrai dar nėra tobulas, noriu visiems pranešti, kurie rašote ir kurie norit rašyti ir planuojat būti rašytojais. Google Translator dar netobulas yra. Lietuvių kalba prastai verčia. Tai neina pasitikėti irgi. Bet kai pasižiūri, ką rašo ir kaip rašo, jo, liūdna. Tai paties straipsniai, kurie rašo 8 aminorūgščius nepakeičiamos, tai aš abejoju ir matau, kad žmogus jau truputėlį nesigaudo, bet daugumą rašo kaip 9. Tai va to vietoj ir sustok.
Mums 9 amino rūgštys yra būtinos. Jos negaminamos kepenyse, reiškia, neina pasigaminti, neina pasidaryti, mes jas turim gauti su maistu. Visos kitos netaip baisu, ne tokia didelė tragedija. Pasigaminam kepenyse, mes galim pakeisti tam tikras molekulės ir visai neblogai gaunasi mums. Bet 9 mes turim gauti būtinai su maistu. Ir vat mėsoje yra visos, gyvūnės kilmės produktus yra visos, be abejonės, kodėlgi ne, mes esame gyvūnai išmoko tokį baltymą sukonstruoti, o vat atseit augaluose yra ne visos. Ir čia yra dalis tiesos, dalis ne. Yra keletas augalų, kurie visos amino rūgštys. Aišku, dabar gali būti ir kontrargumentas, netokiais santykiais. Matau 22 rašo žmogus, iš esmės taip. Taip. Aš matau jūsų komentarus visus, ir aš matau kai kurie žmonės vardus, kai kurių nerodo man vardų. Dėl to mes imkim taip, jūsų klausimai bus anonimiški ir nėra čia jokios problemos, manau, nes mes tiesiog įvardinsim tuos klausimus, bet kokiu atveju perskaitysime. Tarsi. 22 teisingas atsakymas. Nuo 20 iki 28 atsakymas teisingas, tai labai gerai. Taigi, ačiū už aktyvumą. 9 jos būtinos ir 3 augalai, 4 augalai, 3 augalai maždaug turės visas. Tai grikiai, balanda, bolivinė balanda, tokia kruopa yra. Dar Lietuvoje nėra labai populiariai, bet grikiai tai puiku. Na ir žinoma soja. Soja iš visų pupelių yra pati pupeliausia, soja iš visų augalų yra pati kiečiausia ir dėl to daug tūkstantmečių, šimtmečių Kinijos ir kitų Azijos šalių gyventojų soja gelbėjo, nes tai buvo šaltinis baltymo. Štai dėl ko žmonės ten dauginosi, gyveno, kažkaip tai visai ten jiem neblogai sekasi. Ir, žinote, soja blogai ir gerai, vat mitai tai visi reiškia apie ką, apie tai, kad blogai. Blogai ir gerai, tiesiog pažiūrim. Kiek gyvena japonai vidurkis ir pavyzdžiui, mūsų kraštų gyventojų. Skirtumas yra. Jeigu mes panalizuodame statistiką, aišku, dabar jinai turbūt po šių metų keisis labai smarkiai sveikatos statistika, nes dabar yra tik likusi viena liga, bet jeigu imti ankstesnių metų statistikas, kai dar buvo daugiau ligų, kai gydytojai dar žinojo daug ligų, tai pasirodo vėžiai, onkologija, tų vėžys, prostatos vėžys, kur žmonės bijo, kai išgirsta žodį soja, tai Azijoje yra ženkliai mažiau negu Europoje ar Amerikoje. Nors Azijoje valgo sojos ženkliai daugiau negu ypač Europoje ir ypač Lietuvoje. Va, tai jau vienas dalykas. Antras momentas, neprisiminkim, o pakalbėkim, iš kur soja ateina. Iš soja ramiai augo ir buvo valgoma Azijos šalyse, kaip puikus baltymų šaltinis, skaidlos, vitaminai, mineralai, selenas tas pats mano minėtas, tai yra puiku. Ir būtent soja, žinoma, neauga visam pasaulyje šiaip savo, bet kur, nes tai yra normalu, augalas turi savo arealą, jis tai ten labiausiai gyvena, soja reikia, kur būtų ir pakankamai drėgmės, ir pakankamai saulės, ir pakankamai šilumos, ir viskas yra fain. Jinai ten yra augo, ir jinai neaugo niekur pas mus kažkur tai apie Kauną aplink Klaipėdą, jinai augo Azijoje. Bet verslininkai visam pasaulyje visada ieškojo aukso gyslų. Ir amerikiečiai būtų ne amerikiečiai, jeigu jie tų aukso gyslų būtų neradę. Žinoma, kad rado, žinoma, kad parsivežė soją į tas savo valstijas kažkokias tai ir pabandė adaptuoti, sukultūrinti ir jos puikiausiai prigijo tą soją ir jai tiko labai gerai žemė, jai tiko dirvožemis, jai tiko kas ten aukštis jo virš jūros lygio. Žodžiu, viskas tobulai tiko. Aišku, čia sėkmės niuansas, nes kartais, jeigu tu nuveši sėklą kažkokį augalą ar gyvūną į ten, kur jam visai netinka, jis tiesiog numirs, o buvo žmonių istorijų ir tokių dalykų, na tai tada žmogui neįdomu, jis nusispjauna ir ieško kitų. Čia tiesiog daug irgi tokio randamo vyksta, bet pasisekė. Amerikiečiams pasisekė, jie nuvežė, gal ne amerikiečiai nuvežė, nežinau, bet, žodžiu, buvo soja pasėta kažkokiuose tai žemėse ir pamatė, kad tai yra puikus dalykas. Ir, žinoma, pamatė, kiek daug iš visko iš sojos galima pagaminti. Apskritai iš sojos, kaip augalo, kuris turi šaknis, stiebą, lapus, žiedus, paskui turi ankštis. Ir ankštys yra tos sojos pupelės, jos yra nedidelės, ankštyse yra kelias sojos pupelės, tai ne tos pupelės, kaip pas mus įprastas ankštis didelė ir 7 ar 8 ar net 10 pupelių yra, arba pupos, žinot, būna springdžio ilgio, ne. Sojos pupelė mažytė, jinai pačioj sojos ankštyje nedaug ten tų sėklyčių, bet tarp kitko sojos ankštys irgi valgomos su visais tais
su visu ankštim ir labai vertingas dalykas. Mes to neturim Lietuvoje. Jeigu turim kažkur gal kokiuose žaliavalgių parduotuvėse atveža, bet matyt, kad dar nelabai. Tai pamatai, kad iš sojos galim pagaminti labai daug. Iš sojos augalo viso, jis visas yra sunaudojamas. Mažai tokių augalų yra, kurie sunaudojami visi. Jis sunaudojamas nuo šaknies galiuko iki pat žiedelio. Ir, aišku, pupelės. Ir mokslas, kadangi nestojo vietoje, jis taip pat išsiaiškino, kiek gerų visokių savybių ir pluoštas, ir kažkokie tai chemikalai naudojami, ir maistui. Soja pašaram naudojama. Kodėl pašaram naudojama soja? Todėl, kad vėlgi grįžtam prie baltymo istorijos. Gyvūnams reikalingas baltymas, kad jie augtų, tuktų, juos būtų galima papjauti ir parduoti sėkmingai mėsą. O gyvūnas koks? Gyvulys, koks jis turi, ten kiaulė ar karvė, turi greitai augti, greitai. Čia yra biznis, čia yra didelis biznis. Nėra ten laiko auginti, lakstys kažkoks šerniokas po miškus ten po 2 metų dėti papjauti, ne. Jis turi greit užaugti, viskas turi būti daug maž valgomas, daug maž kondicinis, įpjauna ir taip. Tai reiškia, soja labai gerai eina ir į pašarus. Apie 40-uosius, truputėlį po 40-ųjų, žodžiu, praeito amžiaus pirmoji pusė, soja buvo atvežta į kažkokią tai Europos, kaip čia tos vyksta parodos, tos pramonės ir prekybos paroda. Kur jinai vyko, aš atsimenu, netaip svarbu turbūt dabar, buvo atvežta kažkokie tai gaminiai. Vadinkim, kaip mes dabar įsivaizduojam, vadinam sojos mėsa, sojos faršas. Buvo pridaryta kažkas, tai aš tikrai nežinau, nebuvau, aš nesu tiek senas, negyvenau tiek, tada dar nebuvau gimtas. Ir, žodžiu, kažkas buvo pagaminta, kažkas buvo pristatyta, visiems, žinote, tiems pasaulinė, reiškia, paroda, čia kai Lietuva važiavo kelis kartus, dar anais laikais keliaidavo važiuoti mūsų surane, jo savo kažkokią produkciją pristatinėjo, ten darė tuos visus stendus, tai kažkas tokio vyko ir kažkas iš amerikiečių pristatė būtent sojos patikalus ir neprigijo. Europiečių nėra suprast, kas tas yra, jis visiškai nesuprato, iš ko čia pagaminta, nesurišo, kad tas maisto produktas, kurį jie ragavo, yra ta pati sojos pupelė, bet ryšio nebuvo, jis buvo atvežtas produkcija, o nebuvo atvežtas soja. Ir dėl to visiškai neprigijo. Ir reikia pasakyti, kad, buvo atsitraukta iš Europos, kaip iš nesuprantančios rinkos, ir dabar neseniai sugrįžta, taip, sugrįžo ir vėl pamažu, bet europietis netoks, jam sunkiai viskas einasi, tai ta soja taip ir neprigijo kaip soja. Bet prisiminkim, kad dar anais laikais sovietiniais, kai jau mes daug kas prisimenat, sojos mėsa buvo toksai sporbačio konsistencijos gabalas, kurį reikdavo mirkyti kažkiek tai valandų, žodžiu, tai buvo visiškai neteisingai, netinkamai, nepatraukliai pagamintas produktas, nors buvo labai geras. Dabar yra visai kas kita. Bet pakalbėkim toliau apie soją. Kodėl sojos bijo? Sojos bijo dėl to, kad jinai genetiškai modifikuota. Žinote, jūs būkite visiškai atviri savo. Ar jūs tikrai tikite, kad mes valgome ką nors dar natūralaus? Iš esmės visi augalai, visi gyvūnai, kurie pas mus patenka ant stalo, jie yra genetiškai modifikuoti. Genetinė modifikacija, jie visi yra išvesti, visi mičiūrinai, visi mokslininkai, selekcija. Visa tai yra genetinė modifikacija. Visiškai taip. Absoliuti dauguma augalų neauga, apskritai mūsų kraštuose, šiaip neaugdavo, auga. Dauguma augalų buvo absoliučiai nepatrauklus verslui, nes sėkla maža, vaisius mažas, rūgštus, neskanus, mažas derlius, nesilaiko. Dabar prašau, gražus vaisiai, beveik be sėklų. Kur jūs matėt vaisius gamtoje be sėklų? Kokia prasmė auginti vaisių gamtai, rūšiai, jeigu nėra sėklų? Bet dabar prašau, jokių problemų, nes žmogus padeda, žmogus atlieka tą tarpinę grandį. Apdulkinimo, vaisinimo, įskiepinimo ir taip toliau. Kur yra idėja. Ir tai yra genetinė modifikacija. Mokslas dar tiek neįėjo, kad ten genus keistų visiems augalams. Ateis ir tai laiko, tai dar pagreitina procesą. Bet genetiškai modifikacijos nereikia bijoti, reikia ją nesižavėti, reikia palaukti, kol viskas įvyks iki galo, bus aišku, čia kaip ir su visokiais skiepais naujais ateinančiais. Negali būti skiepas sukurtas nei per metus, nei per pusę metų, nes tai daroma pakankamai daug metų ir žavėtis kažko labai nereikėtų. Arba iš kitos pusės vėlgi,
25% žmonių yra technologiškai labai inovatyvūs, jie griebia viską. Išleido naują telefoną, imam, išleido naują kažkokį produktą, perkam, išleido dar kažkokį tai, jis nori visą laiką būti pirmas ir tai yra labai gerai. Užleiskim juos, tegul jie išsibando tuos dalykus. Bet mes valgom modifikuotus produktus. Jo, tai modifikacija ir genetinė modifikacija, tarp tikrų irgi du skirtingi dalykai. Kai krakmolo kisielių verdam, tai irgi modifikuojam. Kai kiaušinį kepam verdam, irgi modifikuojam. Ne genetiškai, bet modifikacija vyksta. Štai jums pirma pamokėlė tokia, kas yra modifikacija, kas yra genetinė modifikacija. O kaip atsitiko su ta soja? Iš pradžių taip, procentus, supraskim procentus. Aišku, kad dabar didysis gamintojas, augintojas sojos yra amerikiečiai. 90% pasaulio rinkos soją užima amerikiečiai. 5% iš tos sojos, 5% iš tos pagamintos užaugintos sojos patenka žmogui į maistą. Ir didžioji dalis šitos sojos, kuri patenka į maistą, mes net nesuprantam, kad pateko į maistą. Tai yra dešrų pavydalais visokiais sueina ir taip toliau, kur reikia paturbinti, truputėlį pataisyti ir padidinti. Tai vienas. Dabar toliau. Europa griežtai ir Europos šalys apsaugotos kol kas dar nuo genetiškai modifikuotos ar kažkaip modifikuotos sojos. Jos tiesiog neįvažiuoja į Europą. Tai reiškia, viskas, kas įvežama pas mus į Europą, yra saugu. Ta prasme, kad genetiškai mes neturime modifikuotos sojos. Nebent veža kažkas kažkur, žinote, tai visokie, va taip, ir va štai ir va kaip, tada taip. Kur sueina visa kita soja? Iš tikrųjų, ta visa kita soja sueina į visur. Į farmaciją, chemiją, kaip ir minėjau, taip toliau. Bet didžioji dalis yra pašarai. Pašarai! Ir suprasim, kad ūkininkams Amerikoje, kitose pasaulio šalyse, mūsų gyvybė, žmogaus, homo sapiens gyvybė yra maždaug kokią 100 kartų nėra tokia reikšminga ir brangi, kaip karvytės ar kiaulytės gyvybė. Nes karvytė ir kiaulytė galima parduoti. Jo žmogaus dar kažkaip skersti ir fermose auginti neišeina. Nors jeigu leistų, tai turbūt būtų be problemos. Gana pigu ir efektyvu. Nes skirtingai nuo kiaulių ir karvių, homo sapiensas dar pats sugeba ir kažkaip taip sikopti ir prasimaitinti ir panašiai. Bet gyvulių mėsa yra brangi ir jų pašarai yra brangus. Ir štai soja, geriausia soja ir eina būtent pašarams. Kodėl? Todėl, kad tai yra auksas. Tai yra auksas. Ir soja yra iš tikrųjų auksas. Supraskime vieną dalyką, kad veterinarai man pritars. Kažkaip gyvūnams mes atiduodam tas, kas geriausia. Mes suprantam visi, kad tai šuniukui, kačiukui, karviukui, kiauliukui vitaminų ir mineralų reikia. Antraip jie bus nesveiki, kailis nežvibės, nežvilgės, išlubuos, kosės, ten dar kažkas atsitiks, imunitetas jiems sutriks. Tiesa? Kiaulė tai neauks, karvė tai pieno neduos, nesiverčios ir panašiai taip toliau. Ir mes suprantam, kad gyvuliams tai reikia vitaminų, mineralų, kokybiškos mitybos, sojos pagrindų, kukurūzų pagrindų, maišom kombikormų, žodžiu, kad tie gyvuliukai gautų kuo geresnį maistą. Hei, mes nesam morkos, mes irgi gyvuliai, gyvuliukai ta prasme. Ir mums reikia vitaminų mineralų. Dėl to žmonės, pabuskim, mums reikia vitaminų mineralų ir soja taip pat mums puikus maisto produktas. Taigi, grįžkim prie situacijos. 5% sojos eina mums į maistą. Visa kita eina kitur. Didžioji dalis į pašarus. Kaip su ta modifikacija? Prisimenat, pasakojau, soja yra augalas, kuris natūraliai auga savo areale. Ten, kur yra tiek šviesos, kiek reikia, drėgmės tiek, kiek reikia, aukštis nuo jūros toks, koks reikia, žemelė minkšta tokia, kokia reikia. Amerikonams neužteko tokių žemių, jie nusprendė, kad reikia kažkaip plėsti plotus. Nuvežė į kitus laukus, neauga. Nuvežė į žemyn, nuleido prie jūros, neauga. Ten per šlapę, ten per aukštą, ten per daug šviesos, ten per mažai šviesos, ten per šaltą, ten per šiltą, suprantat? Ir štai va šitoje vietoje prasidėjo genetinė selekcija. Ir dabar soja auga tokiam plačiam areale. Ir prie jūros, ir prie kalnų, ir ten, kur saulės mažiau, ir kur daugiau. Ir soja išmoko būti atspari drėgmei, soja išmoko būti atspari sausrai, soja išmoko būti atspari kažkokiem tai kenkėjams turbūt, kad irgi. Ir viskas. O visi ten purškimai nuo parazitų, nuo grybelių, nuo visokių kitokių infekcijų, bakterijų. Tai, žinote, soja lygiai taip pat purškiama, kaip ir mūsų kviečiai, rugiai, avižos, lygiai taip pat. Jo, jeigu pas mus yra ūkininkas, kuris čia klausote, kuris nenaudojate chemijos, tai gali būti, kad jūs tiesiog auginate savo šiltnamį kažkokias kultūras ir viskas. Tiesiog yra purškiama ir tai normalu. 21 amžius, nebus kitaip.
net ir ekologiniai ūkiai, jie irgi purškia, tik skirtumas kada. Jau jiems leidžiama purkšti tada, kada dar ten iki žydėjimo, ar aš nesu ūkininkas, bet aš žinau, kad jiems leidžiama purkšti kažkiek tai laiko, o po to jau neleidžiama. Bet kas ten supaisys? Nu, bet čia yra, žinot, kaip yra. Taigi, su sojos modifikacija įsiaiškinom, jinai buvo išvesta, kad galėtų augti daug plačiau. Sojos 5% mes gaunam į maistą, Europą modifikuotos genetiškai negauna, amerikiečiai nesuka galvos. Dėl to ir dabar produktai, sojos produktai, kokie tai sojos produktai? Sojos produktai yra įvairiausiai. Kokletukai, kepsniukai, faršai, kokteiliai, sojos pienas. Visur, žiūrėkit, visi vedantieji, pirmaujantieji sportinių, mitybinių, maistinių, dietinių kokteilių gamintojai naudoja sojos baltymą. Kodėl? Ten yra visos rūgštys. Ten yra kokybiškas baltymas. Ir augalinis kilmės baltymas apskritai labai lengvai įsisavinimas. Todėl nuo šiol, aš noriu uždaryti šitą temą ir perėti prie kitos. Mes nebijom sojos, taip, soja yra puikus baltymas. Sojos mėsa, vadinama, vadinkime mėsa, nes nėra kito žodžio. Sojos faršas, sojos kepsniukai, sojos kukuliukai, sojos įvairūs kokteiliai, sojos pienas, puikūs produktai, tofu sūris beje, tofu sūris. Tai yra puikūs produktai, kuriuos valgykit, įtraukit į mitybą, mažinkit mėsos. Mažinkit mėsos. Apie mėsą mes galėsim pašnekėti kitą kartą, jeigu manęs dar bus nepribaigę ir net jungia ir nenušovę gyvulių augintojai, mėsos perdirbėjai, pardavėjai ir panašiai. Nes apie soją mitus tikrai ne vegetarai, ne veganai skleidžia ir ne tie žmonės, kurie valgo ir mėgausi soją. Bet turbūt, kad soja yra tiesioginė konkurencija tam tikriem produktam ir produktų grupėm ir todėl ar atsiranda, kad užsakomieji straipsniai, kad piene yra daug kalcio, o soja yra blogai. Kad mėsoje daug baltymų ir vitamino B12, o soja nieko nėra. Tai atvirkščiai yra, nustokite tikėti viskuo, kas rašoma, tikėkit savo galvą. Aš esu parašęs 3 straipsnius, taipogi adaptavęs, išverčiau, surinkau medžiagą, ją galima rasti, tuos visus straipsnius galima rasti, jūs dabar matysite apačioje bėgančio eilutėje www.lengvaspasaulis.lt skiltyje, verta žinoti. 3 paskutiniai straipsniai, visi yra apie soją. Pirmasis yra tiesiog soja. Sojos baltymas, apie soją, tą ką aš dabar kalbėjau, kad suprasti. Antroji yra soja ir skydliaukė, reiškia, 3 straipsnis yra soja ir vyrai, ir ten paskaitysit ir suprasit, kad soja yra puikus dalykas, o kad veikia estrogeninius receptorius, tai atraskite straipsnį, kokie estrogeniniai. Supraskite, kad jie yra 2 tipų, alfa ir beta. Alfa yra onkogeniniai, beta yra kaip tik veikiantis priešingai, ir estrogenai, kur yra lytinę sferą reguliuojantis moterims, ir šiaip estrogenų receptoriai, kurie reguliuoja kitus dalykus, arba tos testosteronai moterys, kaip jūs galvojate, turit ar neturit? Turit. Labai netgi turit. Nes testosteronas atsakingas už kaulų, už raumenų, už skeletos vystymąsi. Jūs turit. Vyrai estrogenų taip pat turi. Tai va, šitie estrogenai, testosteronai čia nieko bendro neturi, bet kiti receptoriai, tokie kaip estrogeninis alfa, estrogeninis beta, jie reguliuoja onkologinius procesus. Tai va, soja turi tam tikrus izoflavonoidus, kurie veikia į tuos receptorius. Tik tai ne į alfa, o į beta. Ir štai jums atsakymas. Jeigu jūs sėdėsite ir galvosite, kad veikia į alfa receptorius, tai reiškia, čia vyrams krūtys užaugs. Atsiprašau, į estrogenius receptorius, tai reiškia, vyrams krūtys užaugs, jeigu jūs išgers sojos stiklinę. Tai taip nėra, nes gilinkimės toliau, 2 tipų estrogeniniai receptoriai, ir vienus veikia, kitus neveikia, ir nieko čia krūtys čia iš vis ne prie ko. Žinote, vyrams krūtys auga nuo alaus, nes ten visko yra, krūtys vyrams auga nuo to, kad nutukė, nuo to, kad valgo niekolą, ir parodykit man, o dažniausiai tie, kurie šaukia labiausiai, kad man čia ras, tai sojos ne iš to nėra. Taip, kad soja yra puikus dalykas. Labai smagu buvo su jumis pašnekėti. Leiskit dabar peržiūrėsiu jūsų klausimus. Matau, kad jūs tiesiog nekantraujate. Manęs klausia, o jūs mėsos nevalgote? Tai yra mano asmeninis reikalas. Aš manau, kad kiekvienas žmogus pasirenka pats, aš mėsos nevalgau. Dėl tam tikrų dalykų. Man tiesiog atrodo, kad jos tiek tikrai nereikia. Kitas momentas, tai yra tiesiog
turiu alternatyvas ir man tiesiog sveikata yra svarbiau. Gerai, dėkoju už išsamius paaiškinimus. Štai va klausimas. Jo, daugelį šaltinių rašom, kad visa soja yra genetiškai modifikuota. Ar tai tiesa? Tikrai netiesa. Žodžiai visi, niekas, visada, niekada yra labai atsargiai. Žiūrėkite juos, ten, kur rašo 100%, tai tada reiškia, žmogus nesupranta, apie ką kalba eina. Aš tai išmokau šitą dalyką studijuodamas medicinos mokslus. Jo, kai žmogaus organizme nieko negalima 100% sakyti, pasirodo ir gyvenime veikia tas pats dėsnis. Aš apie modifikaciją, man atrodo, atsakiau. Dalis yra modifikuojama, jinai modifikuojama tam, kad duotų daugiau derliaus, kad atsparesnė būtų sausroms ir visokiems kitiems dalykams, ir jinai yra per brangi žmogaus mitybai. Jinai yra per brangi žmogaus mitybai. Jinai eina gyvulių maistui, pašarams, nes pašarų mėsa, pašarai ir už tai, kiek iš jų galima uždirbti, užauginus mėsą ir ją pardavus, o žmonės valgo mėsą nuo ryto iki vakaro, ir dėl to ir sakau stop. Jo? Nes mes įsisukam į tą ratą, į tą visiškai įdingą ratą, niekur nebedantį. Tai ūkininkams labai tos sojos reikia, tos brangios, tos geros sojos, kuri duoda gerus derlius, kuri wow. Ir jie tada ten viskas ir sueina. Mes tokios sojos negaunam, mes esam netiek reikšmingi, net nesam mes tokie brangus ir tokie reikšmingi. Okay? Klausimas. Jie daktarai teigia, kad žmogus alergiškas beveik visam maistui. Vėlgi žodis, bent jau įdėtas beveik. Jeigu žmogus alergiškas visam maistui, tai jisai jau turėtų būti numiręs. Reiškia, ne visam maistui jis alergiškas yra ir tie patys daktarai, kurie taip teigia, jie turėtų pasakyti žmogui, ką jam valgyti. Jeigu daktarai yra daktarai ir jie užsiima ligom, tai labai smagu, ir profesionalai, ir kuo aukštesnis profesionalas, tuo geriau. Bet, žinote, daktarų mažai yra išmanančių apie maistą, mitybą, kulinariją, kulinarus. Aš, pavyzdžiui, iš 5 daržovių galėčiau jums visą mėnesį daryti skirtingas salotas. Nesakau, kad čia yra labai wow, labai bet tiesiog taip yra. Kažkada tiesiog atsisėdęs pagalvoju, kad aš neatsimenu, kad aš būčiau daręs vienodą maistą. Kad iš tų pačių produktų tu kiekvieną kartą gali kažką padaryti. Ir žinote, žmogus, kuris sako, kad visam maistui alergiškas, tai kam konkrečiai? Konkrečiai kam? Pieno produktams, išimam pieno produktus. Toliau, kas lieka? Kas lieka? Mėsa, žuvis, paukštiena, visos daržovės ir vaisiai. Negali būti šitokiam pasirinkime maisto, kad neliktų žmogui ką valgyti. Taip, jis galbūt alergiškas, kam dar dažnai žmonės būna alergiški, riešutams kažkokiems ar ne, dar būna jūros gėrybėms, krevetėms kažkokiems, tuos dalykus įsivaro gyvenimo eigoje, plus dar chemija, plus dar antibiotikai, vaistai, buitinė chemija, čia yra tos vadinamos kryžminės alerginės reakcijos, mes net nežinom, nuo ko jos atsiranda, čia nieks nežinom. Okay? Bet aš turiu alergiją, taip aš esu toks pat kaip ir jūs, savas. Sveiki. Mano alergija pasireiškia šienligė. Jinai man niekur nedingo. Niekada nedings. Jinai yra. Bet klausimas, kaip jinai pasireiškia šienligė. Šienligė tada reiškia, kai žydi tam tikri augalai. Galėjau tyrimus daryti, brangius tyrimus daryti ir man pasakė, kad konkrečiai šitam augalui esi alergiškas. Ką man tai duoda? Nieko. Visiškai nieko. Ką aš padarysiu? Tos augalus išpjausiu Lietuvoje? Ne. Arba kai jie pradeda žydėti, išvažiuosiu į kitą šalį, pavyzdžiui, prie jūros, kalnuose, jokių problemų nelieka. Ne. Tai ką man daryti? Tai žinojimas, kad nuo kažkokio augalo man yra blogai, nieko neduoda. Nors žmogus viską nori žinoti. Ir kas? Žino, vaikai irgi šardo žaislus, paskui neina sudėti, jie neveikia. Tai tas pats čia. Tiek daug žinau, kad paskui vis tiek negaliu gyventi. O aš sakau taip, išsivalyk organizmą, pradėk subalansuotai maitintis, išsiplauk normaliai visus šlakus, gerk daug vandens, nustok valgyti mėsą nuo ryto iki vakaro, nustok valgyti pieno produktus nuo ryto iki vakaro, įtrauk į mitybą daug daržovių, ankštinių, tą patį soją, bet dėl ko man labai patiko šiandien tą temą ir paliesti. Ir jūs pamatysit, kaip jums kažkaip pradės lengviau darytis gyventi. Ar jūs pasveiksit? Greičiausiai ne. Bet galėsit gyventi kokybiškiau? Greičiausiai taip. Todėl su visa pagarba žmogui gydytojui, kuris pasakė, kad viskam esi alergiškas, klausimas būtų sekantis. Tai vis dėlto, ką man valgyti? Ir tada žmogus negaus atsakymą, nes gydytojai tikrai nėra mitybos konsultantai ir jie nėra mitybos specialistai, vienas kitas galbūt, kuris skiria tam daug metų, kaip aš pavyzdžiui, jūsų kuklus tarnas.
Bet iš kitos pusės, žmogus tada turi ieškoti sveikatos. Kaip ir minėjau, ieškai lygų, eini pas vienus specialistus. Jeigu tau prakiuro vamzdžiai, radiatorius, ieškai santechniko. Jeigu tau reikia elektros tvarkyti, ieškai elektriko. Automobiliui sudegus meistro, jeigu vaiką reikia pagloboti auklės. Suprantat, ką aš noriu pasakyti? Ieškokite ten specialisto, kur jums reikia to specialisto. Dėl to, jeigu jums įdomu ir norite sužinoti daugiau, tai jokių problemų irgi nėra. Galima užsiregistruoti tiesiog mano konsultacijai ir galim kažkaip bandyti kažką susitarti. Tiesiog subalansuota mytyba vis tiek reikalinga. Lygą gydyti jums daktaras padės kažkaip tvarkytis, bet subalansuota mytyba vis tiek yra reikalinga. O maisto produktų yra labai daug, iš tikrųjų, ir netikiu, kad jūs beveik visiems esate alergiškas. Keliems tai taip. Tai tiek, kad mūsų mytybos skalė, tas spektras yra labai labai siauras. Žinote, mes valgom burgerį, čipsus, gėrimus gazuotus peilius, šašlykas dar. Ir jeigu kalbam apie salotas, tai bulvės ir morkos. Dar pomidoras, jeigu akcija. Viskas. Tai jeigu dviem iš jų esi alergiškas, tada viskas, nėra ką valgyti. Bet ne, tikrai ne. Patikėkit manim, mytybos maisto labai daug yra. Tik tai reikia atsimerkti, pasidaryti, pasižiūrėti ir pradėti pamažu keisti savo gyvenimą. Labas, Oksana, matau, nematė ir vardą, pavardę tavo rodo, fain. Tu klausi. Net 3 klausimus, gal dėl to rodo pavardę. Kai įvedė augalinių kilmės baltymų, pučia pilvą. Iš kur atsiranda blogas kvapas burnos ir vidury dienos energijos pritrūksta. 3 klausimai visi skirtingi. Labai gerai. Kai įvedė augalinės kilmės baltymą, tai noriu pasakyti, kad tu ne vien baltymą įvedė augalinės kilmės, tiesa, tu įvedė augalinės kilmės produktus. Augalinės kilmės produktai tai yra ne tik baltymas, tai yra skaidulos. Visų pirma, tai yra krakmolai įvairūs, angliavandeniai, oligopolisacharidai, tai nėra tie angliavandeniai greitieji, gliukozė, fruktozė, cukrus, bet yra sudėtingi angliavandeniai ir mums jų reikia. Reikia mums ir mūsų mažiesiems draugams žarnyne, tai yra mikrobakterijos. Tarp kitko rekomenduoju visiems nusipirkti knygą, aš žinau, kad ją sunku nusipirkti, sunku rasti, žarnyno žabumynai. Tai rekomenduoju. Čia viską labai gražiai vokiečių reiškiasi autoriai, gydytojai apie žarnyną labai gražiai papasakoja. Tai mūsų mažiai draugai žarnyne, jiems skaidulos, oligo ir polisacharidai, skaidulos yra maistas. Ir įsivaizduoju, kad jeigu tavo mikroorganizmas, tavo mikrobiomas buvo vienaip subalansuotas, prie kažkokių kitokių baltymų, prie augalinės kilmės baltymų, bet galbūt to, kuris nėra daug skaidulų, galbūt tai buvo daug gyvūninės kilmės baltymų, pieno produktų, tai nėra blogai, aš nesakau, kad tai blogai, aš sakau, kad šiek tiek gal per daug. Ir tavo bakterijos tiesiog buvo tokios, ne tos, ne taip, nevyko, ne tie procesai vyko. Ir staiga tu vieną dieną sugalvoji, dabar pradėsiu valgyti daug augalinės kilmės produktų. Tai yra ankštiniai, pupeliai, žirniai, kruopos įvairius grikiai, plus daržovės, lapinės, įvairių spalvų, baklažanai, pomidorai, paprikos įvairius. Žinot, kaip daug? Tai čia neišvardinsiu aš. Plus dar vaisių visas pasaulis. Ir staiga tau pradeda pūsti vidus dėl to, kad vyksta procesai. Tavo bakterijos, tavo žarnynas dar nepripratęs prie dujų kiekio, prie skaidulų, nes skaidulas, kai bakterijos pradeda skaidyti ir gyventi savo gyvenimą, daugintis, gyventi savo gyvenimą, tai dujų skiria. Ir tos dujos, supranti, dar žarnynas nėra prie jų pripratęs. Ir truputėlį gali kažkas tai įvykti. Bet tai praeina, tik tiek nereikia galvoti, kad dabar pavalgiau porą dienų, pakentėsiu, paskui vėl grįšiu prie senų mitybos įpročių ir viskas bus blogai. Aš matau vieną dalyką, kad aš noriu jums atsakinėti klausimus ir aš apie senėjimą pasiliksiu temą sekančiam kartui, tik padarysiu įvadą, gerai? Kitas klausimas. Iš kur blogas kvapas iš burnos, tai milijonas priežasčių. Dantys, reiškiasi, angina vadinama jo, kai čia yra pūlingas, koksai prasideda uždegimas. Gali būti, dažnai labai būna problema refliuksas. Refliuksas. Tai yra, kai skrandžio turinys pakyla į stemplę ir jeigu jisai didelis tas refliuksas, tai gali atitekėti miegant, pavyzdžiui, gulint horizontaliai, skrandžio turinys iki pat gerklų. Ir dirgina, ir gleivinės ten vyksta procesai tam tikri. Ir žinoma, kad tada atsikėlus iš ryto tikrai nemalonus kvapas
labai nemalonus kvapas ir jeigu taip yra, tada reikėtų apsitarti. O po to dar reiktų pasižiūrėti, kokios kitos problemos yra gyvenime. Galbūt žmogui yra, kitai procesai vyksta organizme, nes nepamirškim, kad plaučiai yra mūsų valymosi organas, tai yra vėdinimo sistema, kad daug labai dujų ir kvapų išeina būtent per plaučius. Tas vadinamas tipinis kepenų kvapas, tai yra acetono, ketonų kvapai, dėl dviejų priežasčių būna, arba kai žmogus labai daug baltymo privanoja, tai kai valgo karkas po kilogramą ir pastoviai, tai organizmas nebesusitvarko su tokiu baltymų kiekiu, prasideda nelabai geri dalykai, jo ketoniniai, visi šitie ketonai, acetonai, jie tiesiog irgi veitinami per plaučius. Arba atvirkščiai, priešingą pusę nukeliaukim, kai žmogus negauna baltymų ir žmogui pradeda griūti jo paties raumenys, oda, nes organizmui tai reikia aminorūgščių baltymų, visi vitaminai, fermentai ir gyvybiniai procesai, o jis negauna maisto pakankamai, nekokybišką baltymą gauna, žarnynas jau sutrikęs, jau nebeįsisavinam, taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, problemų daug ir nereikia dabar jų spręsti, sustojam, ne konstruktorius, neišardysim, nesutversim. Tiesiog sustojam ir vėl atsisukam į subalansuotą mitybą. Kas yra subalansuota mityba? Mažiau gyvūninės kilmės maisto, daugiau augalinės kilmės maisto, daugiau vandens, režimas ir žiūrėkim, kas vyksta organizme. Leiskim tam mūsų kūnui ir organizmui atsigauti. Apie tos dalykus taip pat aš kalbu ir labai nemažai kalbu ir nuolat kalbu ir stengiuosi, kad žmonės suprastų, reiškiasi apie savo kūną ir kaip tai veikia, kaip skrandis veikia, kaip žarnynas veikia, kaip plaučiai veikia, širdis būtent mokykloje, kurios jūs reklamą dabar matote pačioje bėgančią. Ir taip, kad burnos kvapas iš burnos, problema labai plati. Pradėkim nuo to, kad subalansuota mityba vis tiek ateina. Nes šitas simptomas ar kitoks simptomas rodo, kad jau organizme nelabai geri dalykai vyksta, jau nebesusitvarko, jau yra marginalinis tos būsenos. Gerai, trečias klausimas, jeigu dingo energija vidury dienos, ryte dar ok, o paskui dingo. Žinau, būna ir atvirkščiai, būna, kad žmonės jaučiasi labai prastai rytais ir paskui pamažu įsibėgėjo, tai paskui negali užmigti, ir žmonės čia sugalvoja pavadinimus. Vyturiai, pelėdos, supranti, ir kiti gyvūnai. Kažkaip save reikia adaptuoti su kažkuo ir pasiteisinti. Nėra pelėdų, nėra vyturių, yra tik tai žmonės, kurie tiesiog turi cirkadinius ciklus, pastumia į vieną galą ir į kitą galą. Ir jeigu žmogus normaliai paskui pradeda gyventi, tai žiūrėk, tie cirkadiniai ciklai susitvarko. Šiaip yra kiekvienam truputėlį skirtingai, net nebejoju, galima suskirstyti mus, bet iš kitos pusės, jeigu žmogui energija dingsta po pietų momentų, tai reiškia, kad tau tiesiog yra organizmo resursai išsekti. Tai yra dažnai, nebūtinai vyresnio amžiaus žmonių. Labai dažnai tai yra jaunų žmonių ir pavyzdžiui, atsikelia ryte žmogus, viskas ok, užsiturbinės, turi planų, motivacijos ir paskui staiga po pietų, pavalgius, down energija ir viskas. Atkreipiu dėmesį vėlgi subalansuotą mitybą. Vitaminai, mineralai, visą dieną jie turi būti. Ne tik tai ryte pavalgyti, bet ir visą dieną. Atkreipiu dėmesį į režimą. Pusryčiai neturi būti pagrindinis dienos valgymas. Pagrindinis dienos valgymas yra pietus vis dėlto. Ir pietus neturi būti tokie, kurie išverčia iš kojų ir atjungia žmogų. Jo visas, nes kraujas persiskirsto. Jeigu privalgysim bulvių su mėsa, mūsų kraujas iš periferijos natūraliai suveikia vegetacinė nervų sistema, perskirstomas ir sutelkiamas į žarnyną. Mums energija iškart krenta, ypač jeigu daug jos dar nėra. Plus nepamirškim, kad energija tai yra taip pat ir neuromediatoriai, tai yra mūsų visos sinapsės, jo visas tas kibirkščiavimas. Jeigu baltymų nėra, jeigu vitaminų nėra, jeigu nėra kalcio, jeigu nėra mineralų, mums natūraliai po pietų tiesiog jausim silpnumą ir išsekimą. Klausimas kitas, kaip žmogus pasilsi, galbūt jisai vakare neteisingai pavalgo, per daug, per mažai, nekokybiškai ir naktį tiesiog neatsistato. Taip, kad daug tokių priežasčių yra, lygiai kaip ir su tuo mūsų aptartu burnos kvapu. Iš esmės, pradėkime nuo pradžių. Pradėkime nuo pusryčių, pradėkime nuo režimo, pradėkime žiūrėti vandenį. Susižiūrėk vitaminus, mineralus, 21 amžius, nereik bijoti ir papildų. Yra kokybiškų, kam įdomu, galime patarti. Mes puikiai žinom, esame atsirinkę, dirbam su tam tokiais produktais, kurie iš tikrųjų yra kokybiški ir labai geri ir duoda puikius rezultatus. Ačiū tau, Oksana, tikiuosi atsakiau į klausimą. Dar pažiūrime. Matau, kad dar klausimų yra ir ko gero, kad mes senėjimą paliksim kitam kartui.
Bet mes visi senėjam. Padarau įvadą į kitą temą. Mes visi senėjam. Ir yra tam tikros problemos, dėl ko mes bijom tos senatvės, nes mes matom nelaimę žmonių, mes matom kitus dalykus, bet paprastas labai dalykas. Žiūrėkit, žmonės, bet kaip ir tas klausimas apie energiją, jo, vieniems po pietų nėra energijos, taip ir su žmonėmis. Vieni sulaukia 80, 90, 100 metų ir puikiai ir humoro jausmą išlaiko, ir atmintį, ir energiją, ir aišku, jie nelaksto kaip jaunesni būdami, jie lėtėja, viskas lėtėja. Ir didžiausia problema, kad su amžiams silpsta raumeninas. Ir va šitoje vietoje nusilpsta raumeninas, labai paprasta mechanika, žiūrėk, nusilpa raumeninas, reakcija lėta, žmogus bando daryti, žmogui nepatinka, kad apie jį šokinėja, ir gerai, kad nešokinėja. Ir nešokinėkite aplink senus žmonės, leiskite jūs jiems judėti, kol jie juda gyvens ir apsirūpins savim. Išjungite iš jų judėjimą ir galimybę būti savimi, ir jie jums bus didžiulė našta. 100%. Tai va. Bet bėda ta, kad jie susilpnu raumenynu, su truputį lėtesnė reakcija, jie tiesiog eina kliūna griūna. Jeigu jaunas žmogus ėjo už kilimo užkliuvo, jisai šoktelio, kryptelio ir pasijokė jo, arba jeigu ir nukrito tai gražiai, tai senesnis žmogus, jam centimetras gali būti slengstis, jis užkliuvo, kojas nepakelia, raumuo nesudirba, per lėtai sudirba, jisai griuvo ir dažniausiai griūna kaip pagalys. Ir tiesiai ant klubų ir lūžta kaulai. Ir vat lūžęs kaulas žmogų atima vėlgi judėjimą, savarankiškumą, ir žmogui labai labai blogai ir visiems blogai. Bet tos dalykus mes kalbėsim kitą trečiadienį. Klausimas toks. Kas gali būti, jeigu tankiai atsiraugiu valgius arba nevalgius? Tiesiog priryju oro. Priryju oro. Kas gali būti? Sunku pasakyti. Raugimas tai yra oras skrandyje. Va, jeigu nevalgai oras, tai jis kažkaip ten gaunasi. Va, bet aš galvoju, kad susireguliuok režimą ir viskas gerai. Čia nėra jokia kažkokia tai problema, aš manau. Daugiau gal tiesiog žinot, yra žmonės mikčiai, yra žmonės mikčiai, kurie susijaudinę, yra žmonės dar kažkokie, yra žmonės, kurie koščia pastovi nervinių pagrindų. Galbūt čia irgi kažkas tokio, aš net negaliu žinot, kas čia yra. Pabandyk kažkaip taip pasižiūrėti. Va, rašo patarimas. Dabar jau galime nusipirkti sojos miltelių be GMO, be GMO. Tai turėtų būti turbūt sojos milteliai ne GMO. Negenetiškai modifikuoti. Europoje jūs ir nenusipirksite sojos miltelių genetiškai modifikuotų. Glitimo laktozė. Tai žiūrėkite, glitimas yra visose kultūrose. Čia įdomus tarp kitko klausimas. Nėra glitimo, nėra laktozės. Ok, analizuojam. Laktozė tai yra pieno baltymas. Kaip gali sojoje būti pieno baltymas, aš nežinau. Tai yra visiškai marketinginis šūkis. Žinote, lygiai tas pats, kaip aš sakyčiau. Jeigu aš esu vienas iš kažkokių tai sojų miltelių, sojų produktų gamintojas ir rašau mūsų sojos produktas be tepalo. Arba mūsų sojos produktas be plaukų, be vinių. Suprantat? Nu ir taip aišku, kad ten nėra tų dalykų, tepalo vinių. Nu ir taip aišku, kad ten nėra, ten būti negali. Tai čia ne kokybė, tai yra viskas. Bet jeigu tu užrašai tokį pavadinimą, tai visi kiti konkurentai gaunasi automatiškai kaip su vinim ir su mašininiu kažkokia alyva tepo. Tai rašyti be laktozės, mūsų kiaulienų nėra cukraus. Mūsų lašiniuose, žinau, nėra marmelado. Mūsų sausainiai arba mūsų saldainiai, karvutė, yra be lašinių. Nu, toks marketinginiai šūkiai, kurie atkreipia mūsų dėmesį. Bet jeigu jūs pagalvotumėt, ką su mumis išdirbinėja, tai jūs suprastumėt, kad tai yra žodis parašytas dėl žodžių. Toliau glitimas. Glitimas yra grūdinių kultūrų baltymas, visiškai normalus baltymas, jums jau nėra ko baidytis, tie, kurie yra alergiški glitimui, jie turi tą bėdą, jie puikiai žino ir tokių žmonių labai nedaug. Visi kiti, kurie galvojat, kad nuo glitimo jums svoris auga, arba svoris ten kažkas daros, arba pilo pučia, tai jūs pirmiausiai susižiūrėkite savo mitybą, svoris auga jums ne nuo glitimo, jo tas pats kaip vyram krūtis auga ne nuo sojos, ir jums svoris auga nuo mitybos apskritai, nuo miltų vartojimo apskritai, o ne nuo glitimo. Glitimas yra nuostabus augalinis kilmės baltymas, jis yra sunkiau virškinamas, jisai ten turi tam tikras savybės, bet sveikam žmogui, su normaliu skrandžiu, su normalia mityba, kokios problemos. Bet jeigu tai yra sojos izoliatas, sojos baltymas, ten ir negali būti glitimo. Ten ir negali būti glitimo. Sojo glitimo yra labai nedaug, o jeigu tai yra izoliatas, tai ten jo ir nėra, kaip ir laktozės.
Arba sojos miltelė be kazeino. Kazeinas yra pieno baltymas, kaip jis gali būti sojo. Žiūrėkit, kas rašyta, analizuokit truputėlį, įjungit savo fantaziją ir savo žinias. Taip, aš žinau, kad tokių užrašų yra. Tikrai taip. Taip, man skanu su to sojų gėrimų balinti kavą. Valio, super, labai šaunuolį, jo. Sudėtyje yra dioksidų, tik sudėtyje pilna visokių dioksidų, digliceridų ir dioksidas yra konservavimo dujos, digliceridai, tai aš kaip suprantu, čia yra normalus augalinis kilmės kažkoks tai darinys. Bet žiūrėkit, irgi geras klausimas. Jeigu aš jums pasakyčiau žodžius tokius, dervos, gumos, celiuliozė, hemiceliuliozė, kaip tai skamba? Tai skamba kaip maisto produktas, kaip galimas valgyti daiktas ar ne. Guma, derva, celiuliozė, hemiceliuliozė ir dar kitokių, jau net negazus jūsų pavadinimais. Ir brangiai, tai yra mums būtinai maisto produktai, būtinos, tiksliau ne maisto produktai, bet būtinos maisto produktuose būtinos dalis. Tai yra ląsteliena, tai yra skaidlos, be kurių mes negalim gyventi. Tik tai biocheminis pavadinimas jų yra toksai. Jeigu aš jums pasakyčiau biocheminį pavadinimą vitamino E, tokoferolis, gerai pasakiau. Jo, tokoferolis dar su visokiam ten priesagom. Vitamino C cheminį pavadinimą, kažkokį tai jie dar nėra sudėtingi. Bet, pavyzdžiui, jeigu aš pasakyčiau adenozintrifosfatas, kas tas yra? Bet pasirodo, kad tai yra molekulė, kuri mūsų organizme yra kaip baterija, mes ją gaminam kaip tai yra auksas, tai mūsų valiuta, kuri keičiasi ląstelės, mes dėl to gyvenam. Taip, kad nebijokite pavadinimų, tai yra normalu, tai gerai, kad gamintojas paima ir surašo sąžiningai, kas ten yra, bet jis surašo cheminiais pavadinimais. Tai nebūtinai blogai. Jo, tai nebūtinai blogai. Cukrus irgi turi savo cheminę pavadinimą. Gliukozė irgi turi, jeigu pavadinti chemiškai, moksliškai, ten gautųsi, kai ten sudėtingas dalykas. Vanduo taip pat yra, ne vanduo. Vanduo yra kas? Vandenilio oksidas, ne? Labai gerai. Sveiki. Šala kojos, ypač vakare. Kodėl? Kraujotaka sutrikus. Greičiausiai, matyti, yra kažkokios anatominiai tavo dalykai. Taip pat gali būti kažkokios tai problemos, kojų šala. Susižiūrėk vandens režimą, susižiūrėk vitaminus, mineralus iš tikrųjų ir tikrai gali būti vegetacinės nervų sistemos tokia būsena. Manau, kad tau tikrai nepakenktų peržiūrėti kilokalorijas mitybui, nežinau, matai, man trūksta informacijos. Svoris, koksai yra, ką veiki ir panašiai ir taip toliau. Bet tokiu atveju ką? Kojas reikia šildyti. Matau, kad čia padėkoju kažkas, labai faina, labai gerai. Ar kažkur bus įrašas? Žinoma, bus įrašas. Įrašas yra mano šito profilio, kuris yra Marijus Eidėtis asmeninis mitybos konsultantas, sveikos gyvensenos konsultantas. Taip pat yra grupėje Lengvas pasaulis. Taip pat bus įkelta į YouTube kanalą. Taip pat bus įkelta ir į Telegram kanalą. Visi šaltiniai surašyti viršuje ir ne tik tai šitos laidos įrašas, bet ir kitų laidų įrašai ir taip pat kiekvieno vakaro trumpas video. Drąsiai naudokit, dalinkite su bičiuliais, draugais, o jeigu jums iš tikrųjų patinka tą, ką jūs girdite, jums naudinga tą, ką jūs girdite, tai aš noriu dar kartą jūs pakviesti į savo online mokyklą. Online mokykla, jinai yra 12 pamokų, plus 3 bonusinės pamokos, psichologija, miega, poilsį. Ir po to perinam visas organų sistemas. Virškinimo nervai, širdis, kraujagyslės, kraujodara, vidaus organai, oda, kaulai, raumenys ir taip toliau. Išsiaiškinam daug detaliau, nes mes dabar turim valandą, o ten turime 12 valandų. Jo? Tai neskubėdami įrašų galėsite klausyti tada, kada norit, kada jums patogu, tiek kartų, kiek norit. Ir taip pat fainai visai. Sveiki, šojus nevalgo, bet pastebėjau, kad mano pirkinių krepšelis labai atpigo, nes mažiau perku ne maisto. Dėkingas jūsų laidoms. Taip, labai džiaugiuosi, ačiū labai už tą pastebėjimą ir komentarą. Atkreipkite dėmesį, pasinaudokite šito patarimu. Atkreipkite dėmesį, ką kiti perka. Pažiūrėkit, pabūkit tokiais tyrėjais. Ir atkreipkite dėmesį, ką jūs perkat. Ar iš tikrųjų jūs perkat maisto produktus, o galbūt tas, už ką jūs perkate, už ką jūs mokate prekybos centruose, galvodami, kad tai maistas. Galbūt tai nėra maistas. Jo? Kad tai yra valgomas dalykas, dar nereiškia, kad tai yra maistas. Tiesiog pažiūrėkit, kad tai būtų bent kiek nors minimaliai tos vertės. Ir kas atsitiks? Mažiau pinigų išleisit, ačiū už komentarą. Toliau, gaudami maistinės vertės mažiau valgysit, turėsit daugiau energijos, vėlgi šiek tiek mažiau pinigų, nes maisto mažiau reikės. Ir tai yra tiesa. Vos tik tai pradedam kažkur tai, žinote,
kažką pakrepštyti, kažką tašant, pagal save žinau. 8 metai, minus 40 kg, puikiai išlaikau šitą savo svorį, puikiai jaučiuosi, viskas yra fine, dirbu po 10-12 valandų per dieną, mano darbas nėra fizinis, bet vis tiek. Ir suprantat, išlaikyti, va dabar kalbu daug ir greitai, matot, nekliūna liežuvis, reiškia, energijos yra, kart nuo karto pasivilgau vandeniu. Va, tai patikėkite, energija kita, maistas kitas ir visko būna. Aš pats žinau, kad pradėk rytą nuo kažkokių tai ten pasivalginėjimų, pasieškojimų, žinot, galiu sau leisti cheating day. Nereikia, nes jau paskui, kaip įsivažiuoja, jau reikia labai sunkiai arklius sustabdyti. Gerai, sojos, sojos pieno milteliai, sojos glitnėliai, milteliai, čia parašė Rasa, šaunuolė, viskas yra gerai, viskas yra gerai. Ir ačiū Jums visiems, manau, kad šiandien pabaigsim. Susitikim kitą trečiadienį būtinai, mes iškart be jokių kalbų pradėsim kalbėti apie vyresnio amžiaus žmonės, apie tai, kaip žmonės nuo jaunų eina į senin ir aptarsim, kaip padaryti, kad tie žmonės vyresnio amžiaus būtų savarankiški, išlaikyti jų savarankiškumą. Galbūt duosiu keletą rimtų gerų patarimų. O šiandien buvo tiek. Prenumeruokite mano kanalus, rasite įrašus, užsirašykite, užsiregistruokite į mano online mokyklą ir susitiksim ten, jeigu tik tai norite. Iki.